Gerbiami žvejai, mielos viešnios ir jūsų šeimos nariai. Visų pirma, nuoširdžiai dėkojame ir asociacijos vardu, ir organizatorių vardu, ir rėmėjų vardu už tą puoselėjimą tos sportinės žvejybos, tai karpių žvejybos, už jūsų moterys palaikymą savo šeimoms, už ugdymą tų vaikučių, kurie galbūt iš tikrųjų kažkada garsins Lietuvą būtent šiuose karpių varžybose. Ir čempionatas iš tikrųjų baigėsi. Nugalėtojai aiškus. Na ir apie visą eigą, apie rezultatus, visą informaciją suteiks asociacijos prezidentas gerbiamas Darius Urba. Varžybos baigėsi, šios varžybos yra naujo formato, kaip kai kas daugelis tiksliau žino, pernai metais buvo pirmas bandymas. Šie metai šių varžybų formato yra antrieji, manau, kad šiemet pavyko geriau negu pernai, duok dieve, kad kitais metais pavyktų geriau negu šiemet. Supažindinsiu su statistika, viso sugauta kilogramų 86 550, viso 15 žuvų, vidutinis karpių svoris 5 kg 770 gramų. Statistiškai galiu pasakyti, kad vidurkis yra mažesnis prieš mėnesį buvusiose Galaxy Cup varžybose ir mažesnis negu praeitų metų. Varžybose dalyvavo 21 asmuo kartu su palaikymo komandom ir pagauta tik 15 žuvų, tai ar oras, ar kas čia priežastis nusistatysim vėliau patys savo. Norėčiau pradėti varžybų apdovanojimų procedūrą. Prieš tai, galbūt aš tik susipažinau, šiandien tai yra redaktorius Alytaus naujienų Romas ir Virgis OB Fanatikai vadovas, tai jie yra šių varžybų generaliniai rėmėjai, galimai, kad prieš varžybų nugalėtojų paskelbimą suteikčiau žodį jiems. Šaudam. Nuoširdžiai sveikinu visus dalyvius. Aš iš tikrųjų, kodėl taip galbūt neįprasta, kad mūsų dienraštis dažnai yra įvairių varžybų rėmėjas ir tame tarpe žvejų. Tai pirmiausia dėl to, kad aš pats esu tikrai žvejas ir nuo mažumos užaugęs Jurbarke, bet jau 30 metų Dzūkijoje. Ir mes su Vytautu, su Virgiu jau turim tokią gražią tradiciją, darom žiemos varžybas, žiemos žvejų, kur tikrai privažiavo vos net 200 žvejų. Dabar gali būti, kad kalbėjom ir sudarim, kad gali būti ir šitos
taps tradicinės jų sudaromos, tai mes irgi būtume rėmėjai ir dar yra ketinimas rudenį daryti spiningautojų varžybos. Taip, kad man iš tikrųjų yra malonu ir kuo čia įspūdį padarė, kad žinau, kad penktadienį susirinko su visom šeimom, su vaikais, tai yra tikrai gražus dalykas ir aš manau, kad tie įspūdžiai praleisti čia, jie tikrai išliks geram ir tokie gražus momentai, tarkim, ar tas baterijų utilizavimas, bendras rinkimas, praleidimas ir kita vertus daug varžybų matėt, bet kad po varžybų atrodytume taip žvaliai, tai retai būna. Tai čia yra šaunu. Prieisim prie apdovanojimo procedūros. Pirmus prizus siūlau įteikti Žalvario atstovui, prašom. Smagu, kas pagavo žuvį, kas nepagavo, bet tikiuosi, kad laiką praleido visi iš švarios gamtos. Taigi, vaikučiai surinko pas mus gražiai elementų galvaninių vadinamų. Trečią vietą Laura Gaižauskaitė, antrą vietą Grand Karpis ir laimėjo didžiausias atstovas Šarūnas Motiekaitis. Skelbiam varžybų nugalėtojus. Didžiausios žuvies prizas įteikiamas Darijui Liobė. Komanda 3 kruomenės. Darijus komandos. Trečios vietos nugalėtojas. Vėl Darijus Liobė. Čia jau dabar su medaliu. Įteikiamas Romados prizas Dėklas Meškerėm. Viskas džiaksi firmė. Antros vietos laimėtojas mūsų prezidentas gerbiamas Darius Urgautas. Romados prizas kėdė. Ačiū. Kad jie išvirstų kitą kartą. Nu ir ką, varžybų nugalėtojas ir Lietuvos laukinių karpių žūklės čempionas skelbiamas Raimondas Jablonskas. Tikriausiai daugiau tokio nieks neišdrožinės, turės vienas jisai. Diplomą irgi tik vienas. Pavaizduotas tikriausiai visiems aišku, žvejys, senukas, apsikabinės, tausojantis žuvį. Prašom. Ir dar, kadangi turbūt ne tik dabar pagauna, tai yra laimikis dabar ežere liko, bet turbūt būna, kad kartais ir namo parsiveža, tai šaldytuvų gamykla dovanoja vienas iš naujausių serijos šaldytuvų. Beje, gamykla atsigavo, dirba ir sakė, būsimose varžybose taip pat šansų yra, kad parems. Šaldytuvą pristatys į vietą. Paskambinti šito numerio. Reiškia, 9 vieta Mindaugas Bartkus, 3 kg 350 gramų. 8 vieta Valdas Paliulis, 4 kg 100 gramų. 7 vieta Remigijus Motiekaitis, 6 kg 150 gramų. 6 vieta Arūnas Vienažindis, 9 kg 500 gramų. 5 vieta Ruslanas Kotelnikovas, 9 kg 500 gramų. Ir labai skaudžiausia, 4 vieta Audrius Daugėla, 10 kg 100 gramų.